Reklama. Gyvenimas verda Šiauliuose. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka šiemet įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės dalinai finansuojamą tęstinį projektą Skaitymo bumas užsikurk skaitymo variklį antroji dalis. Projekto tikslas – ugdyti vaikų, šeimų skaitymo įgūdžius, kūrybinę saviraišką, skatinti prasmingą laisvalaikio leidimą, tikslingai panaudojant bibliotekos erdves ir turimas inovatyves priemonės bei kartu stiprinant skaitymo prestižą visuomenėje ir tarp institucinį bendradarbiavimą. Plačiau apie šį projektą mes kalbėsime su šio projekto vadove, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Saulės filialo vyresniąja bibliotekininkė, laikinai einančia vedėjos pareigas Rimantė Filipavičienė. Sveika, Rimantė. Labadiena. Kaip sekasi? Puikiai, ačiū. Puikiai, ar ne? Tai pakalbėkim apie šį projektą. Kaip suprantam, tai yra antroji projekto dalis ir kaip apskritai kilo mintis rengti tokį projektą ir turbūt pasiteisino, ar ne, jeigu jau antrą kartą vyksta. Taip, kaip žinome, jaunosios kartos skaitimo motyvacijos tema kasmet tampa vis aktualesnė ir biblioteka, atsižvelgdama į sumažėjusių vaikų norą skaityti, dar 2020 metais inicijavo kūrybinio skaitimo skatinimo projektą Skaitomano bumas susikurk skaitymo variklį, kurį sudėtingame pandemijos kontekste sėkmingai įgyvendinome ir sulaukėme teigiamą atgarsį šeimų ir mokyklų bendruomenėse. Ir po projekto biblioteka toliau organizavo įvairius skaitimo skatinimo, kūrybinius užsiėmimus, garsinius skaitimus, kurie sulaukė didelio susidomėjimo. Ir toliau bendradarbiaujant su pedagogais buvo vieningai pritarta, kad vaikų skaitimo motyvacijos problema išlieka gaji ir apie tai reikia kalbėti nuolat, kurti, siūlyti vaikams įvairias motyvacinės skaitimo skatinimo programas, kad galiausiai vaiko draugystė su knyga taptų tokia vienkartinė, nenutrūkstama, tęstinė. Na ir šiais metais sugalvojame pratęsti šį projektą ir taip atsirado antroji šio projekto dalis Skaitymo bumas susikurk skaitymo variklį. Tai kokių veiklų esat priplanavę tam antram projektui? Šio projekto metu biblioteka kvies vaikus, šeimas draugauti su knygomis kūrybingai, žaismingai, interaktyviai, kitaip sakant, nenuobodžiai. Ir projektas sudarys tokios kaip dvi kertinės ašis. Tai pirmoji kūrybinių literatūrinių užsiėmimų ciklas, skaitymo laboratorija vaikams ir šeimoms. Ir antroji literatūrinio komiksų konkurso Skaitomano šėlsmos organizavimas, dalyvių įgytų žinių pritaikymas praktinėje kūrybinėje veikloje. Skaitymo laboratorija, ne? Pakalbėkime apie tai, kas galės ten dalyvauti ir kaip visa tai vyks. Renginių ciklę Skaitymo laboratoriją kviesime praktiškai visus vaikus, šeimas skaityti, domėtis knygomis, siūlydami netradicinius kūrybinius užsiėmimus, susitikimus su rašytojais, garsinius skaitimus. Organizuosime įvairias praktinės veiklas, kurių metu kviesime į knygas pažvelgti kitaip, kūrybiškai, žaismingai. Taip pat pasitelksime turimas bibliotekos inovatyves priemonės ir ugdysime kartu vaikų kūrybiškumą, komunikacinius, aktorinius gebėjimus, tai ir svarbiausia, skatinsime pozityvų santykį su knyga. O kadangi skaitimo motyvacija formuojama jau nuo mažų dienų ir visų pirma prasideda šeimoje, tad į skaitimo veiklas įtrauksime ir šeimas, nepamirštant ir kitataučių šeimų. Štai gegužės mėnesį bibliotekoje bus organizuojamos šeimų žaidynės, šeimų skaitynės, kurių metu varžytuvių formatu bus vykdomos lietuvių ir ukrainiečių šeimų žaidynės, pasitelkiant įvairias kūrybinės, STEAM veiklas, interaktyvias viktorines ir panašiai. Tai gal pakalbėkim tada apie susitikimus, nes čia šiek tiek užsiminėt, ar ne, kad rašytojų žadat kviestis dar kažką, tai kokie tie susitikimai yra planuojami ir apskritai kokie renginiai planuojami to projekto metu? Taip, bendradarbiaujant su profesionaliais menininkais, vaikai bus įtraukiami į tokias skaitimo kūrybinės veiklas kaip literatūrinė kūrybinė edukacija. Visi skuba į pirmokyklą su rašytoju Benu Bierantu. Kūrybinės dirbtuvės, knyga traukia kaip magnetas ir knygos atspindžiai su dailininkė Dalia Brazlauskienė. Kūrybinė edukacija, improvizuotas istorijos kūrimo ir gyvo piešimo pasirodymas su aktorė Sigita Pikturnaitė Kamandulienė ir dailininkė iliustruotoja Greta Elis. Taip pat bus vykdomas personažuotų garsinių skaitimų ciklas, kuriuos ves bibliotekos darbuotojai.
O vasaros atostogų metu, siekiant užtikrinti mokinių prasmingą laisvalaikio praleidimą, bus organizuojama 3 valandų užimtumo vasaros stovyklėlė Liepos mėnesį Vasarojų bibliotekoje, kurios metu vaikai bus kviečiami dalyvauti kūrybiniuose skaitimuose, STEAM veiklose ir kitose kūrybinėse dirbtuvėse. Na, iš tikrųjų labai daug projekto veiklų, ar ne? Ir kur jos visos bus vykdomos, kažkokioj vienoje erdvėje ar keliose, kaip visa tai vyks? Daugiausia taip veiklos bus vykdomos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Saulės filiale adresu Korsako gatvė 10. Ankstesnių projektų metu čia turime įkurtas tokias unikalias erdves, kurios pasitarnaus ir šio projekto vykdymo metu. Viena iš jų yra šeimų erdvė. Šio projekto metu į skaitimo veiklas bus įtraukiami čia esantis tokie inovatyvūs sprendimai, kaip interaktyvus gamtos mokslo žaidimų stendas, interaktyvios edukacinės grindys, edukaciniai stalai, interaktyvios lėkštės. Būtent pasitelkdami šias priemonės ugdysime ne tik literatūrinį pažinimą, bet per kūrybinius užsiėmimus skatinsime literatūros ir kitų gamtos mokslų, matematikos, meno sričių sintezę. Ir taip pat projekto metu vyks aktyvios veiklos ir bibliotekos kitoje išskirtinėje erdvėje, tai yra komiksų centre. Apie komiksų centrą gal tada išsiplėskim šiek tiek, kokie užsiėmimai bus ten siūlomi. Kaip minėjau anksčiau, antroji projekto dalis yra komiksų konkurso Skaitomanų šėlsmas organizavimas, kuriame mokiniai iš skirtingų Šiaulių miesto ir regiono mokyklų bus kviečiami kurti komiksus skaitimo tema. Ir prieš tai bus vykdomas edukacinės komiksų dirbtuvės, komiksų laboratorija, kurias ves bibliotekos komiksų centro edukatorius Tomas Januškevičius, iliustruotoja Lina Itagakė. Ir šių dirbtuvių metu potencialūs konkurso dalyviai bus plačiau supažindinti su komiksais, jų istorija, kūrimo gairėmis. Mokiniai patys bandys kurti komiksus ir tai bus puikia praktika, patirtis, pasitarnausianti vėliau dalyvaujant konkurse. Na, iš tikrųjų labai įdomus projektas su daug įvairiausių renginių ir užsiėmimų. Ir šis projektas jau yra prasidėjęs, taip, ar ne? Taip. Ir ar jau daug įgyvendintų veiklų ir kaip sekėsi jas įgyvendinti? Taip, žinoma, jau vyksta aktyvi komunikacija su projekto dalyviais dėl būsimų projekto veiklų, susitikimų. Ir jau kovo 28 dieną įvyko pirmasis kūrybinių literatūrinių užsiėmimų ciklo skaitimo laboratorija susitikimas. Vyko ukrainiečių pasakų kūrybinio skaitimo užsiėmimas, kuriame, skatinant tarpkultūrinę bendrystę, dalyvavo ir ukrainiečių mokiniai, o ukrainiečių pasakas pažinti, prisiminti kvietė Šiaulių Gitarių progimnazijos mokytoja Olena Zinovieva. Šio edukacinio užsiėmimo metu vaikai turėjo atlikti įvairias kūrybinės užduotis, kartu su edukatorė vaidmenimis skaitė ukrainietišką pasaką, patys buvo pasakos iliustracijai, piešė įsimintiniausius pasakos epizodus. Buvo toks įdomus projektas. Susitikimas. Supratau. O kokie artimiausi renginiai laukia šiauliečių ir galbūt ne tik šiauliečių, galbūt ir rajono gyventojai norėtų prisijungti, gal galit pagarsinti šiek tiek? Artimiausias renginys tai per nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, balandžio 26 dieną bibliotekos Saulės filiale, adresu Korsako gatvė 10, įvyks susitikimas su vaikų rašytoju Benu Bierantu ir jo edukacija 1 klasės mokiniams Visi skuba į pirmą mokyklą. Gegužės 15 dieną 17:30 min. Vyks mano minėtos lietuvių ir ukrainiečių šeimų žaidynės, šeimų skaitynės. Maloniai kviečiame visus registruotis ir dalyvauti. Registracija vykdoma telefonu 041 52 49 96. Ir apskritai labai noriu pakviesti visus į biblioteką, į Saulės filialą, kur galėsite sudalyvauti ne tik įvairiuose projekto renginiuose, užsiėmimuose, bet ir išbandyti kitas bibliotekos veiklas. Nemokamą užsienio kalbų mokymasi užsienio kalbų centre, turiningai praleisti laiką šeimų erdvėje ar komiksų centre ir pasinaudoti gausiu bibliotekos leidinių fondu. Ačiū, kad jūs atėjot, kad papasakojot. Biblioteka, man labai smagu, kad prisitaiko prie šiuolaikinių visų technologijų ir seka koja kojon su technologijom. Ir ačiū, kad jūs skatinat nepamiršti knygų ir kad jūs esat.
Ačiū Jums. Taigi apie projektą Skaitimo bumas Užsikurk skaitimo variklį 2 kalbėjome su jo vadove Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Saulės filialo vyresniąja bibliotekininkė, laikinai einančia vedėjos pareigas Rimantė Filipavičienė. Šiauliai. Čia